visi, šiandien su jumis vėl sveikinuosi aš, Finansų akademijos laidos vedėja Šarūnė Petrošiūtė. Ir šiandien laidoje pakalbėsime apie dar vieną ir labai svarbią reikalingą temą, tai yra investavimą, kokios yra alternatyvios investavimo galimybės, kokie yra pasirinkimai. Na, žinoma, ir kaip kiekvieną kartą supažindinsime jūs su papildomų pajamų galimybėmis generuoti ir ką reiškia, kai yra daugiau pasirinkimų investuoti ir tiesiog geriau gyventi. Tai šiandien mūsų laidoje lankosi nuostabi pašnekovė Viktorija Čijunskytė, kuri yra investavimo platformos ar finansavimo platformos. Taip. Dar patikslinsit, kuo skiriasi. Profitus įkūrėja. Tai sveiki ir malonu jūs matyti. Tai turbūt nuo to reikėtų ir pradėti. Tai investavimo platforma ar finansavimo, nes tikrai labai daug skirtingų variantų internete galima rasti. Sveiki, tai labai malonu būti laidoj. Tikrai labai džiaugiuosi galėdama prisidėti prie finansinio raštingumo didinimo. O kalbant apie sutelktinį finansavimą, tai yra finansavimo platforma. Na, bent jau Lietuvoje tai veikia kaip finansavimo įrankis, ar ne? Tai jeigu taip bendrai pažiūrėjus, kas yra sutelktinis finansavimas, tai yra, kuomet yra verslo projektas. Gali būti tiesiog bet koks verslas, kur stato gamyklą arba vysto nekilnojamąjį turtą, na, mūsų atveju bent jau su nekilnojamo turto platforma yra susijusi. Ir iš kitos pusės yra žmonės, tai yra minia, iš anglų kalbos crowd, tai yra crowdfunding, tai yra minios finansavimas, tai reiškia, kai daug žmonių sudeda nedidelės sumas ir finansuoja tam tikrą verslo idėją. Tai platforma, jinai yra tarpininkas tarp šitų dviejų pusių, ne tiems, kam reikia finansavimo ir tie, kas turi laisvų pinigų. Na ir aišku, paskolinus laisvus pinigus, tu gauni grąžą, uždirbi palūkanas. Tai va, taip trumpai būtų apie sutelktinį finansavimą. Aišku, dar daug kas painioja finansavimą žmonėm, peer-to-peer, su crowdfundingu, sutelktiniu finansavimu. Tai yra visiškai du skirtingi dalykai, nes būtent sutelktinio finansavimo platformos, jos yra reguliuojamos Lietuvos banko, tai yra su licenzija veikla, kaip finansų įstaigos veikla, finansuoja verslus. O žmonėm arba kitaip peer-to-peer lending skolina žmonės būtent fiziniams asmenims, o per sutelktinio finansavimo platformas įmonėms. Tai turbūt tuo ir skiriasi reguliavimas, visiškai pagal kitus įstatymus veikia ir taip toliau. Na, aš taip iš savo pusės jau visiškai, jeigu žiūrim, tai labiau būčiau už tai, kad finansuojame verslą ir tas verslo paskolas, o ne kažkieno kito vidinį jau įsiskolinimą ir tą jau kitokią veiklą. Tai ar reikia būti kažkokio konkretaus amžiaus, kad galima būtų pradėti? Kokie yra tie apribojimai bendrai? Apribojimų daug nėra. Iš tiesų, investuoti gali pradėti net ir jaunimas nuo 13 metų. Tai nuo kiek? Nuo 13. Taip, anksti. Taip, aišku, reikalinga tėvų sutikimai. Nuo 16 jau, kai galima turėti savo banko sąskaitą, jau patys gali investuoti. Iki 18 bus reikalingas šioks toks tėvų įsitraukimas, bet labai smagu, kad savo platformai turime nemažai jaunuolių investuojančių, bet šiaip apribojimo amžiaus prasme nėra. Sumos prasme, tai investicija prasideda nuo 100 eurų, taigi tikrai kiekvienas turi galimybę išmėginti. Ir kas labai svarbu, diversifikuoti, ar ne, savo investicijas. Ne tik, kad jeigu turi 1000 eurų ir visą 1000 turi sudėti vieną projektą, tai tikrai ne. Ta pagrindinė investavimo taisyklė, diversifikavimas, tai platformos tą leidžia daryti. Na ir kas dar įdomu, kad tai yra visiškai online, galima investuoti 24 valandas per parą, kad ir kur bebūtum, kad ir kuriam pasaulio kampelėje besėdėtum, gali visą laiką investuoti, kai tau atsiranda įdomus projektas. Dėl maksimalios sumos taip pat apribojimo nėra. Vidutinės portfelis mūsų investuotojo tai yra aktyvus apie 7000 eurų, o jau tas vadinamasis lifetime, to ilgalaikis, kiek jau žmonės investuoja, tai yra apie 14 000. Tai labai smagu, kad kuomet žmonės pradeda investuoti per platformą, net 76% investuoja daugiau negu 2 kartus. Tai va. O kokio laikotarpio tai yra investavimas? Kiek va taip
žinau, kad įdėjau tuos savo pinigus ir per kiek laiko galiu tikėtis finansinės naudos, grąžos. Paprastai tipinis projektas pas mus vidutiniškai yra 12 mėnesių. Tai reiškia, kad žmogus turi savo, tarkim, 1000 eurų, kurį nori investuoti. Na ir kiekvienas projektas, kas yra smagu, kad gali pasirinkti, kuris projektas labiau patinka, ar vieta labiau patinka, ar rizikos reitingas. Galėsiu truputį irgi plačiau papasakoti, pagal ką investuotojai renkasi. Tai investuoja dažniausiai, vidutinė trukmė 12 mėnesių, aš investuoju 1000 eurų 12 mėnesių ir tarkim palūkanos, kurias aš gaunu, tai yra 10%. Tai nėra tikimybė 10%, tai yra fiksuotos, susitartos palūkanos, kurias verslas, kai pasiskolina pinigus, moka pinigus paskolinančiam žmogui. Gali investuoti ir įmonės, nes pas mus ir įmonės investuoja, ir fiziniai asmenys. Tačiau palūkanos yra mokamos kartą į ketvirtį. Tai yra labai panašu į buto nuomą. Nusipirkau butą, išnuomojau ir pajamas gaunu kiekvieną mėnesį. Tai platformai ne kiekvieną mėnesį, bet kartą į ketvirtį yra mokamas palūkanos, o suėjus 12 mėnesių laikotarpį tavo investuotas nominalas, jisai grįžta, nes paskola turi būti grąžinta. Tai įgyti nekilnojamą turtą ir jį nuomoti yra viena, atsižvelgiant į tai, kiek reikia lėšų dar turėti ir pradiniam įnašui. Bet čia iš tikrųjų tada yra labai puikia alternatyva jauniems žmonėms ir vyresniems žmonėms, būtent tam papildomam investavimui. Tikrai taip, bet netgi, jeigu anksčiau žmonės dažnai vadindavo, bet mano nuomonė klaidingai, kad nusipirkus butą nuomai, tai yra pasyvios pajamos. Nė velnio tai nėra pasyvios pajamos. Tu turi butą surasti, nupirkti, apdrausti, notarai, nuoma, nuomininkai, lemputės, sugedusios indaplovės ir taip toliau. Tai nebent tu gali, aišku, atiduoti administruojančiai kompanijai, už tai pusę savo pajamų atiduoti, bet tada tu gerokai sumažini savo grąžą. Sutelktinis finansavimas iš tiesų yra pasyvus investavimo būdas, nes tu tiesiog investuoji, iš esmės investuoji vieno mygtuko paspaudimu, bet kas smagu, kad tu vis tiek gali pats pasirinkti projektą, į kokį tu nori investuoti. Nes jeigu lygintumėm, pavyzdžiui, investavimą į fondus, tai tu investuoji į fondą, bet investavimo sprendimų tu nebepriimi. Už tave fondo valdytojas priima investavimo sprendimus. Platformoje tu pats priimi sprendimą, į kokį turtą investuoti. Aišku, tų platformų yra įvairiausių, bet mūsų atveju kiekvieną kartą investuojant kaip užtikrinimo priemonė, saugumo priemonė yra nekilnojamojo turto užstatas. Tai iš esmės, tu tiksliai netgi gali žinoti, į kokį tą užstatą tu nori investuoti. Tik aišku, reikia nepainioti. Investavimas, tai šiuo atveju yra pinigų skolinimas. Ir tikrai painiojasi žmonės, bet tai yra tikrai normalu, tai mes jeigu įmanoma, tai bandom paaiškinti, kad tai yra pinigų skolinimas. Bet taip pat tai yra investavimas, nes tu už tai gauni grąžą. Bet bendrai žiūrint, tarkim, turiu 100 eurų kiekvieną mėnesį, tai vadinasi, galiu kiekvieną mėnesį skirtingą projektą ir investuoti tą savo 100, finansuoti. Taip. Bet aš irgi pastebiu savo kalboje, kad vis dėlto užsilikęs dar kitas tas matymas. Tai taip, investavimo platforma, finansavimo platforma, sutelktinio crowdfunding, sutelktinio finansavimo platforma. Ir iš tikrųjų taip, jeigu dar iš anksčiau pasižiūrėti, tai tokios pirmosios to crowdfundingo, sutelktinio finansavimo apraiškos, tai netgi pas mus buvo Aukok.lt, kai kiekvienas gali po 2 eurus su SMS žinute pervesti ir daug žmonių perveda po tos 2 eurus, ar ne, ir jie paaukojami kiliniam tikslui. Nes sutelktinio finansavimo platformos yra kelių rūšių. Gali būti aukojimo, tai yra tiesiog žmonės duoda pinigus geram tikslui, finansavimo, kai yra skolinami pinigai. Equity, tai yra, kai investuojama į akcijas, į nuosavybę. Tokių platformų Europoje irgi yra, ne tik Europoje. Lietuvoje nelabai kol kas tai galima padaryti. Tai yra tiesiog sudėtinga iš teisinės pusės. Ir tada mainų, kai aš, tarkim, tai čia buvo labai žinomas irgi lietuvis, Indiegogo platformoje amerikietiškoje, džinsus. Rinko džinsą, kad galėtų tos džinsus Playpants pagaminti, linkinas. Ir tiesiog mainais jis tiesiog siūsdavo džinsus. Tai tik finansuojamas verslas, bet tu mainais gauni ne grąžą, o gauni tą prekę, į kurią tu investuoji. Tai tų rūšių
pagrindinės 4 ir kas paskutiniu metu išryškėjo, tai būtent nekilnojamo turto finansavimas, nes tai yra pats iš savęs apimties labai didelis, nes pats nekilnojamas turtas ar ne, jo vertė pati iš savęs yra didelė ir dėl to tikrai užima labai didelę rinkos dalį. Lietuvoje iš visų sutelktinio finansavimo rūšių, ar ne, nes galima ir verslui ten finansuoti, tai apie pusę užima būtent su nekilnojamo turto įkeitimu finansavimas. Ir ten, kur yra pinigai, visada yra ir rizika. Kažkokia čia vienareikšmiškai neatsiejama to dalis ir aš ypatingai su klientais bendraudama arba su žmonėm bendrai apie visą finansinį raštingumą, sakau, jeigu kažkas jums žada milijonus ir labai greitai, ir daug procentų, ir dideliais procentais, tai tikrai negerai bėkit, sakau, visaip, nes dabar yra tikrai ir daug ir sukčiavimo atvejų pasitaiko, ypatingai su investavimu visokom platformom. Tai kokia yra čia ta rizika, nes vis tiek tai yra pinigai ir savaime suprantama, kad yra ir rizikos tais pinigais. Tai jūs labai teisi, visas investavimas yra susijęs su rizika. Tai tą kiekvienas prieš investuodamas turi suprasti, įsivertinti savo rizikos toleranciją, šiek tiek aišku pasimokyti. Bet jeigu kalbam apie sutelktinio finansavimo platformas, tai turbūt pagrindinė rizika, kad gali vėluoti palūkanos arba gali vėluoti grąžinama paskola. Na, tarkim, tipinis pas mus projektas daugiabučio statybų finansavimas. Na, tai ten, tarkim, visa projekto apimtis gali būti 3 milijonai ar 5 milijonai. Ir žmonės po truputį etapais finansuoja būtent to projekto statybas. Ir, na, tarkim, nespėjo parduoti pastatytų butų. Ir gali pavėluoti grąžinti paskolą. Tai čia turbūt pagrindinė rizika, kurią reikėtų įsivertinti prieš investuojant. Ir, sakykime, bet aišku, platformų pareiga yra vykdyti išieškojimą, nes įsivaizduokite, į tą vieną paskolą investuoja 1000, gal 2000 žmonių. Tai platformos ir yra tų žmonių atstovas, tai yra saugumo agentas vadinamasis. Ir tada platforma imasi priemonių, išieško skolą. Tai, tas tipinis išieškojimas turbūt tai būtų toks, kad yra konfiskuojamas turtas, areštuojamas ir parduodamas per varžytines. Čia, aišku, daro antstoliai, notarai išduoda vykdymą, tas visas procesas yra aprašytas, bet per varžytinės turtas realizuojamas ir tada investuotojams yra grąžinami pinigai. Tai jeigu taip terminais galbūt galima būtų sakyti, gali pavėluoti nuo 3 mėnesių iki poros metų, priklausomai nuo išieškojimo proceso. Bet šiaip Lietuvoje platformose yra vėlavimo, tas procentas nėra didelis. Ir kadangi kiekviena paskola yra užtikrinta nekilnojamųjų turtų, savo nominalą investuotą prarasti yra tikrai tik daugiau hipotetinė tikimybė. Nes visą laiką yra turtas, kurio vertės yra daug daugiau negu investuojama, negu skolinama suma. Kokia dar rizika galėtų būti? Na, šita yra pagrindinė turbūt. Ką dar vertėtų gal atkreipti dėmesį? Kad platformos sutelktinio finansavimo, jos yra licenzijuojamos Lietuvos banko. Prižiūrimos tikrai labai griežtai, nes tai investuoja dažniausiai fiziniai asmenys, nedidelės sumas, mažmeniniai investuotojai ir jie turi tikrai didelę apsaugą. Ir būtent ta apsauga rūpinasi Lietuvos bankas, kad platformos tinkamai atskleistų informaciją, tinkamai nurodytų galimas rizikas, tinkamai vykdytų visą procesą. Tai turbūt reikėtų atkreipti dėmesį, ar platforma yra licenzijuota. Na ir dar, kaip ir sakėt, yra daug sukčių, tai tikrai turbūt tas dažniausias, kiek man tenka girdėti sukčiavimas, kad telefonu siūlo investuoti, tai platformos niekada neskambina ir telefonu nesiūlo investuoti ar pervesti į kažkokią tai neaiškę sąskaitą pinigus. Viskas vyksta online. Vyksta identifikavimas žmogaus, projekto, pervedami pinigai patikimuose partneriuose. Viskas tikrai yra saugu. Ir čia turbūt geriausias patarimas būtų kiekvienam, kuris sulaukia kažkokio skambučio arba pasiūlymo investuoti į neaiškias platformas, tai yra tiesiog pasitikrinti Lietuvos banke. Puslapį, taip, būtinai. Na ir reikėtų pasižiūrėti platformas, kiek jos jau yra finansavusios projektų, koks yra vadinamasis default reitingas, tai yra vėlavimo reitingas, koks procentas yra, kiek projektų jau sufinansavo, kiek investuotojų turi. Ir tikrai yra skirtumas, kur platforma ten sufinansavus 1 milijoną, 2 ar 3, arba kur 135 milijonus, kaip mūsų atveju. Tai mes jau turim labai daug patirties iš tikrųjų ir netgi ir su tuo pavėlavimu. Tai labai džiaugiuosi, kad mūsų investuotojai neprarado dar nei 1 cento. Ir tikiuosi nepraras.
Ar lietuviai yra linkę finansuoti ir būtent pasirinkti kaip alternatyvą į nekilnojamą turto objektus? Taip, tikrai linkę, nes apskritai stebiu jau kuris laikas Lietuvos banko atliekama Lietuvos namų ūkių tyrimą ir daugiau negu 50%, tas skaičius nemažėja, lietuvių nekilnojamą į turtą laiko pačia saugiausia investicija. Na, nes aišku, jį galima pačiupinėti, jis atsparus infliacijai, ar ne, na ir tai yra plytos, ar ne, tai natūralu, kad tas nuomos investavimas buvo labai populiarus, bet dabar, kai atsirado alternatyva, nes tai yra pakankamai dar inovatyvu ir pasaulyje, ir Lietuvoje, bet jau žmonės, jau sutelktinis finansavimas visgi atsirado investavimo žemėlapyje, kaip įrankis tai daryti. O nuo kelintų metų taip maždaug? Lietuvoje. Pirmoji platforma atsirado 2014 metais, mes startavom 2018 metais. Tai pirmiau atsirado žmonėms paskolos, kur yra skolinama apie vartojimo paskolos. O jau į verslą atsirado apie 2018, nes 2016 tik tai reguliavimas atsirado, o dabar jau visiškai naujas reguliavimas bus. Tai ką aš dar pastebiu, kad žmonės, tie, kurie anksčiau investavo į nuomą, ar ne, na, tai vis tiek diversifikuoti reikia, tai gal ir reikia turėti to turto nuomai. Bet tikrai girdim jau ne vieną investuotoją, kur sako, viskas parduoda už tos butus ir investuoja per platformą, čia yra daug paprasčiau. Lengviau yra tiesiog pervesti pinigus ir gauti tą finansinę grąžą. Beje, dar kalbant apie pačią grąžą, kalbėjom apie 10% galimybę ar ne uždirbti, tai ar tai yra vidutinė, ar mažiausia, ar didžiausia, kokios galima būtų tikėtis tos grąžos? Vidutiniškai apie 10-12% metinių palūkanų. Tai yra tikrai labai daug. Jeigu mes imtumėm butą nuomai, tai istorinė buto nuomos grąža yra 6%. Minus mokesčiai. Tiek reikėjo susimokėti. Tai investavimas į platformas, tai investavimas per platformas į paskolas yra ir 7%, ir 8%, ir 12%, kartais ir 15% gali būti, bet tai priklauso nuo projekto rizikingumo. Ir bent jau mūsų platformoje mes turime savo rizikos vertinimo algoritmą. Tai reiškia, žmogui reikia turėti šiek tiek mažiau žinių negu pačiam turbūt perkant nekilnojamą į turtą. Nes yra ekspertų komanda, kuri įvertina tą projektą, įvertina nekilnojamą į turtą, kurį rekomenduojama yra siūloma investuoti per platformą. Tai va. O tai priklauso nuo reitingo ir jeigu reitingas, tarkim, yra aukštesnės rizikos, tai bus daugiau procentų. Jeigu yra, tarkim, super geras projektas, su super geru užstatu, senamiestyje Vilniaus, labai patikimas vystytojas, vysto, stato, tai bus aukštas reitingas, žemos rizikos tarkim, reitingas. Tai tokiu atveju gali būti 7-8 procentai. Bet, jau tikrai yra tai pakankamai saugi investicija. Aišku, visas investavimas su rizika, turiu tą paminėti, bet ne veltui mes nustatinėjom tą rizikos reitingą. O jeigu projektas yra didesnės rizikos, tai tada galima uždirbti daugiau. Tai ką daro mūsų investuotojai, jie investuoja ir ten, ir ten, ir ten. Labai protingai diversifikuoja. Diversifikuoja kiekvienam dar papildomai pagal jo tas galimybės ir suvokimą atsižvelgiant. Ir aš taip galvoju, kad čia yra rizika yra, bet yra pamažinta, nes jeigu savarankiškai imti ir investuoti pinigus į fondus ir kitur, neturint jokių žinių ir suvokimo, situacija gali būti liūdnesnė. Nekilnojamas turtas, nes aš daugiau atstovauju tą nekilnojamo turto platformų rinką, pats iš savęs yra, mano galva, viena saugiausių investicijų ir nekilnojamas turtas tokia daugiau gal ilgalaikė investicija, kad anksčiau ar vėliau vis tiek turtas parsiduos, anksčiau ar vėliau vis tiek nekilnojamo turto kaina atsistatys, net jeigu ir bus kažkokie pasvyravimai. Tai aš negaliu sakyti, kad tai pati saugiausia. Turbūt saugiausia investicija, ko aš gal nelabai vadinu investicija, tai yra indėlis, ne? Kur iki 100 000 indėlis yra draustas. Tai čia tu jau tikėtina, tikėtina neprarasi pinigų. Dar valstybės obligacijos, ar ne, bet grąžos ten yra mažesnės. Tai kuo mažesnė grąža, tuo mažesnė ir rizika. Platformos aš vertinčiau vidutinės rizikos investiciją. Ir kokia, pavyzdžiui, būtų jūsų pačios jau vis tiek turi daug patirties ir su platformos kūrimu, su viskuo, tie patarimai žmogui, kuris nori pradėti investuoti, bet absoliučiai nieko nesupranta,
nes tikrai matom ir pagal finansinio raštingumo indeksą ir kitus atliktus tyrimus, Lietuvoje mes neturim tų žinių, kompetencijų ir mažai domimės apskritai finansavimu ir investavimu pačiu. Tai ką žmogus, būdamas jaunas ir vyresnis, galėtų padaryti, kad tų žinių turėtų daugiau? Labai pritariu, kadangi pati organizuoju labai didelę finansinio raštingumo ir investicijų konferenciją, nes išgrynom būtent tą problemą, kad žmonės neturi finansinio raštingumo žinių ir savo pinigų valdymo žinių. Tai ta konferencija tam ir skirta. Ir jeigu taip duoti kelis patarimus, tikrai nesiūlyčiau investuoti užsimerkus. Pirmiausia, reikia gauti žinių. Tai reiškia nueiti į konferenciją, užsirašyti į mokymus, perskaityti knygą, surasti bendraminčių, kurie jau investuoja, nueiti pasikonsultuoti su finansavimo ekspertais. Jų yra. Į tą patį banką galima nueiti pasikonsultuoti, ką daryti su savo pinigais, įvertinti. Ir kiek mes darėme tyrimų, tai žmonės pradeda investuoti kažkur po 12 mėnesių. Nuo to pradėjimo domėtis, skaityti, bandyti, suprasti, nes tą pirmą žingsnį reikia drąsos žengti. Kitas dalykas yra labai šaunus finansinio raštingumo klubai. Aš bent jau žinau 2, tai mano bičiulio Starfish Academy yra FIKVA, kur žmonės susibūrė ir jie tiesiog kartu organizuoja mokymus, daro pratimus, kartu netgi pradeda investuoti. Ir tau tada yra tikrai drąsiau su kažkuo už rankos eiti ir padaryti tą pirmą 100 eurų investiciją. Tai realiai gauni dar ir savaime mentoristę. Taip. Ir ten jie kviečia ekspertus. Lygiai taip pat, net ir mūsų platformą Profitus mes organizuojame įvairiausius seminarus, edukavimą, turim laidą pokalbį apie pinigus, kur diskutuojam su žmonėmis, kurie pradėjo, kurie jau investuoja, kurie nežino, nuo ko pradėti. Tiesiog vyksta daug tų seminarų, tai irgi netgi pradėjus investuoti per platformą ar bent užsiregistravus, gausite daug įvairiausios informacijos. Ir apsupti save reikėtų žmonėmis, kurie investuoja, ar ne? tą savo ratą šiek tiek pakeisti. Ir turbūt mano galva, viena pagrindinių taisyklių tai diversifikuoti, nedėti visų pinigų į vieną vietą, investuojant, o juos išskaidyti, aišku, ne per daug, nes tada galima pasimesti, kaip pas mus būna klientai, kurie investuoja ir į 100 projektų, tai jau tikrai per daug paskui nebelabai susigaudai. Taip. Ir dar vienas, sakyčiau, senas, naujas pasaulio stebuklas, tai yra periodinis investavimas. Ir sako, tai kada čia investuoti, kai kyla, krenta, ar akcijas, ar ten kokia situacija. Tiesiog jeigu kiekvieną mėnesį, kaip jūs ir sakėte, investuosi po 100 ar 200 eurų, tai tu išvengsi visų įmanomų svyravimų. Bet labai reikia aukštos disciplinos. Bet ta disciplina jį yra įmanoma ir man atrodo, jog čia ir yra ta ateitis, vien tik tai statistiniai duomenys, ką įrodo, kad Lietuvoje asmenys virš 65 metų, tai jau kalbam apie tą būtent pensinį, sakykime, visą planavimą ir išėjimą į pensiją, tai maždaug 40 žmonių gyvena arti skurdo ribos. Tai yra milžiniškas kiekis žmonių, kurie kažkada nepasirūpino savo finansais ir tikėjosi tą atsakomybę perduoti kitiems. Tai ir tos pačios finansų akademijos laidos tikslas ir yra, kad kiekvienas individualiai mes kaip asmenys prisimtumėm tą atsakomybę už savo finansinį gerbūvį, už tą situaciją, kurioje esame, nes aš tai visiškai nuoširdžiai tikiu, kad gerai gyvent galim absoliučiai visi, kad yra vienas esminis raktas galintis atrakinti visas duris, tai yra labai geras pinigų valdymas. Aš sakau, jeigu tu mokėsi suvaldyti minimalę pinigų sumą, tavo pajamoms padidėjus tikrai puikiai susitvarkysi ir šitą pinigų sumą, rasi ir vietų, kur investuoti, patalpinti kitur savo pinigus, kad jau tada pinigus augintų, bet tai reikalauja disciplinos. Taip, visada į tai ir sugrįžtam, jog tas poreikis ir noras gerai gyventi, tai neateina savaime ir reikia ir domėtis, ir tas knygas skaityti. Nežinau, galbūt dar galit kažkokią knygą žiūrovams rekomenduoti.
Kad labai jau tokią klasikinę parekomenduosiu, kai sakėt, vargšas tėtis, turtingas tėtis, tai va, Tai jau šito čia galima pradėti. Tradicinė. Tikrai taip, bet ten yra visi pagrindiniai dalykai surašyti. Nuo ko pradėti, o paskui galima gilinti specifines kažkokias žinias. Tai ačiū Jums, Viktorija, kad atvykot. Man tikrai labai smagu, kad žmonės, kurie investuoja, kurie kuria tokias platformas, nusprendžia pasidalinti tuo, kas vyksta šiandien Lietuvoje investavimo padangėse, jog šviečiat irgi edukuojat žmonės apie patį periodinį tą investavimą, nes čia yra tikrai labai didelė vertė, kuri aš tikiu, kad ilguoju periodu ypatingai pakeis ir mūsų finansinius įpročius. Tai ačiū žiūrovams, kurie prisijungė. Tikiuosi, jog atsiras daugiau drąsos pasidomėti, kokios yra alternatyvos Lietuvoje. Apie vieną iš jų šiandien išgirdote. Na ir tobulinkite savo finansinio raštingumo gebėjimus ir žinias ir gyvenkite kokybiškai ir patogiai. Ir turtingai. Ir turtingai.